Nu, Kemšeštas vėl garažė, nes gavau kitą prie Supplyaus siurbliuką. Tai kažkoksai performance siurbliukas Bosch 044 kopija. Tai jau nusipirkau ir perėjimus ant paprastų žarnų, kad užsidėtų, nes šiaip pagal viską turėtų būti sudedama su EN fittingais šitas siurbliukas. Žodžiu, universalus siurbliukas, galima naudoti tiek benzui, tiek dizeliai, bet kur pumpuoti skystę. Slėgis kažkas apie 5 barus palaiko, dabartinis 4. Tai turėtų būti upgrade'as, kadangi vien tik tais, aišku, ne vien tik slėgį esmė yra, bet ant, man atrodo, ten E9 ir tų naujesnių MP7 visų modelių jau apie 6 barus gali išpumpuoti siurblys. Tai toks įkarodžio siurbliukas, storesnis už originalo. Šitas siurbliukas Kemšešto originaliai stovi iš dugno po vairuotojo kojam kažkur. Pradžioj buvau ganėtinai skeptiškai prieš juos nusiteikęs, nes galvoju, kad jie gan garsiai dirba, bet draugelis panašai, tiksliau tokį patį įsimetė. Ir garsas realiai tylesnis už mano dabartinę, tai pasėmiau ir aš tokį, pabandysim, pažiūrėsim, ar išsispręs problemą ar ne. Tai vat buvo tokie pridėti kartu su siurbliu. Čia laidams padaryti ir jo, laidukus uždėti, kad turėtum su kuo. Tai toks komplektėlis, kem kažkeli eurai iš Kinijos. Šiaip nežinau, kiek žiūrėjau, tos kinietiškos dalys nėra ten tragiškos, žiūrint kokias, aišku, pirkė. Tai vat pasimėm tokius perėjimus tiesiog ant žarnelės. Taip pat ir žarnos pasėmiau geros. Nu, man jos kaip ir nereikia, bet galvoju atsargai to pačiu pričiupsiu. Savaržų pasičiupau keletą, nors aš čia jų visokių turiu iš tikrųjų maišuose prisikrovęs. Bet kada nors susinaudos. Tai galim paklausyti, kaip dirba dabartinis siurbliukas kokiu garsu. Aišku, ten tebėra ta apsauga uždėta apdaila iš apačios, tai jisai dabar šiek tiek tyliau girdėsis, bet jo, ganėtinai garsus. Einu, nusimsiu tas apdailas ir išsimsiu tą originalų siurbliuką ir bandysim kuo originaliau įdėti tą naują. Tai vat, kas nematėt, praeitame ten video, kur rodžiau, tai krenta prie Supplyaus ten slėgis, dėl to išmeta TDE klaidą, nebetraukia tą mašiną, negali iki redline išsukti ir panašiai. Tai galbūt šitas išspręs šitą problemą, na bent jau prie Supplyaus, manau, tikrai išspręs, bet galbūt slėgis vis tiek kris, nes aš jau manau esu labai arti R9 siurblio ribos su savo kilovatais, tai žiūrėsim. Tai va čia viskas sandarinas ant gumelių tokių, ten paskui konosiukų berods. Šitos gal irgi reikės biškai prisitrumpinti, nes realiai čia iš galų susukus gaunas ganėtinai ilgas jisai. Bet čia jau žiūrėsime, į ko dabar reikėti išsimti senai. O, varikliukas po 3000 km, gražus, švarus, neapibėgęs per niekur. Ir čia va tas mūsų kandidatas siurbliukas, tai va jisai po tokias čia slepias. Bandysim ir tą gumą permest, šiaip jisai yra gerokai planesnis ir trumpesnis spėjo, bent jau kai susukė tas visos štuceriukus. Taip, bet čia matau šitoj pusė, tai tikrai galima belę ką daryti su tą žarnelę. O šitoje pusėje tokia, nėra dar mirus, nes čia jinai presuota yra, tai čia jau keisti jos nenorėčiau. Tai bandysim, va čia porą varžtų čia ir viskas. Išsiemu ir einam žiūrėti, maždaug atitaikyti vietą, kad būtų kaip originaliai ir užsidėtus tą apsaugą, prisispaustų gražiai, nesiremtų į kėbulą, nes tada vibracijos labai persidoda visokios. Nu ir turėtų būti ledas, ką žinau, simple stuff. Liukas vietai, dar nepratestavau, bet reikia patrumpinti šiek tiek tos stuceriukus, kad viskas sutilptų iš ilgio. Ir pats siurbliukas yra trumpesnis, bet su štuceriukais jau gaunas ilgesnis. Nukirpom čia tą originalią fiškę ir va, padarėm tokius laidukus, uždėjom kembriką ir užsimaus ant viršaus čia užsifiksuos tokius gumas dar. Nu ir galim paklausyti, kaip skamba mūsų naujas siurbliukas. Iš garso iš tikrųjų labai panašiai jisai skamba. Nu, automobilis irgi kurės. Viskas ledas. Biški purvinas salonas. Bet šiaip dirba. Ir va, kaip atrodo siurbliukas. Tiksliau negalutinis vaizdas, dar reikia uždėti tą plastiką, bet va čia nais gavos šitos gumos užsidėjo. Ten iš vidaus užsisandarino su tuo kembriku. Ir čia va iš galo yra labai, ta prasme, mažas skylutė, kad tik pralenda laidas, tai čia vandens tikrai nepateks, neužkorodos niekas. Nu, čia originalus siurbliukas, tai visiškas no name'as.
Ir aš jį turiu nuo tada, kai pirkau automobilį, aš jo niekad nesu keitęs, nieko jam daręs, jo judinęs, net detalės kodo nieko nėra, gal čia iš priekio yra kažkoks, bet nenoriu vartyti, nes dizelis pradės bėgti. Bet šis, sakau, visiškas naunėjimas, su kuriuo prasakau gal 100-108 štukų kilo ir jisai iki šiol laikė, tai can't blame this shit, bet jo, turėsiu kažkada atsargai kažkokiam biteriai gal sueisiu. Nu, kem 6 dar ir pamapinom, nes nepamenu ar minėjau, bet kai persirinkinėjau tą variklį, SAM 15 varžtis buvau išsiuntęs ir turbo kompresorių, kad perreguliuotų, nes šiek tiek overboostindavo jisai, tai dabar geometrija kaip ir normaliai valdos, boostas yra tiek, kiek prašoma, o seniau jau aukštas apsukas jisai po biškį krypint pradėdavo į viršų. Tai siurbliukas veikia, slėgis nebekrenta, galima sukti iki redline, tik tais oras biškį kaista, tai dabar vietoj 2.8 baro yra 2.6. Kai prieitą kartą matavau 100-200, važiavau su 2.8 baro, dabar pabandysim su 2.6, tai vat pasimėm dar dragę, tai bus šiek tiek tikslesnis laikas turbūt negu per tą Bimmer Tool, nes atsižvelgiama yra į kelio, ta prasme, nelygumus, bet čia, kaip ir matau, nėra man pakankamai vietos įsibėgė turbūt. Gerai, pabandysim tiesiog 4 bėgių jaučiu, nes seniau 4 neįdavo išsukti, tai pažiūrėsim, ar greičiau gaunas vieno bėgio, ar nesigauna greičiau. Nežinau, atrodo ganėtinai lėtai, šiaip ir dūmo nemažai visai buvo 4. Į aukštas apsukas turbūt pradeda kaist tiesiog oras, nes variklis nėra pritaikytas ten kvėpuot gal taip gerai, gal reikėtų galvą proportinti ir ten išmetimo kolektorių kokį mandresnį našesnį uždėt. Yra kas geriau suvažiuoja jaučiu, bet pažiūrėsim kas gavos, nes pats net nematau laiko dabar. Galėsim pabandyti dar vieną raną, 8,46 sekundės, vien tik tais 4 bėgių ir temperatūra net lauko tiksliai rodo dragės, tai yra nice. Pažiūrėsim, kaip gausis 4-5, nes prieš tai greičiausias tai buvo laikas 4-5 bėgio. Tai pabandysim ir dabar taip pat 4-5 šaut. Kažkas sulūžo. Užgeso mašiną, man atrodo, visą what the fuck. Kad teks kartuoti iš naujo. Nežinau, reikia programiškai pasižiūrėti, kodėl jinai nenori flat shiftinti, ta prasme legit. Tiesiog užgesino variklį kažkoks avarinis režimas. Tai pabandysim 3-4 net flat shiftindami. GT pakyla iki 6 kažkur laipsnių, kas yra ganėtinai normaliai. Ir šiaip, no fucking joke, sulaužiau pavarų tą bumbulą svirtės. China Performance, šiaip antifrizas tik tais 4 laipsnis pašyla po tokio pulo ir jau viesta. Tai visai neblogai, reikia normalaus telefono laikiklio, nes ant sėdynės taip pritvirtinus labai persiduoda vibracija baisiai. Nors salonas, aišku, nevibruoja taip, bet ant kameros atrodo baisiai. Pasimatavom šiek tiek, tai realiai 3-4 gautus tikrai greičiau negu 4 powerą, jeigu galėčiau neatleidęs gazo shiftint, flat shiftint, bet kadangi pakėlėm redline iki 5,5 štukos apsukų, kas yra geriau žemesniais bėgiais, ten 1-2 powerą startuot, nes biškai daugiau apsukų turi, tai kadangi piezo purkštukų kaip ir maksimalios apsukos, kurias galima suktant jų, kurias palaiko kompos yra 5,5 tūkstančio, tai aš turbūt ant būsto kaip neatleidęs gazo jungiu powerą, tai jis greičiausiai tiesiog overrevina ir pabėga tas signalas ir automatiškai užgesina tą motorą. Tai pabandysim pamažinti atgal iki 5 štukų apsukų redline ir aš manau turėtų būti ledas ir galėsim pabandyti pamatuoti tada 3-4 arba 4-5 flat shiftindami
ir aš spėjau dar netgi greičiau važiuos, greičiausiai bus kažkas apie 8, labai low 8 sekundės, ten 8 kablis koks 0 kažkiek, ar 8,1 ar 8,2 kažkas tokio. Sulaužiau shifterį, nežinau kaip, bet išlūžo ten varžtas. Tai, karočią, reikia shifterio, bumbuliuko. tą patį galima ten sustatyti, aš manau, reiks pabandyti. Tai va, dabar nežinau, jau vėlų yra, temsta, tai lėksiu namo, pasibandysiu naują tą programą, paprašysiu, kad atsiųstų su žemesniu redline, šiaip nieko nekeisiu, nei būsto nieko, su mažesniu būstu dabar realiai lekia netgi geriau negu prieš tai. Aišku, prieš tai, kai matavau ir buvo ir galvos tarpinė ten prapūsta, ir aš matau 4-5 bėgių, ir reilas krito prie aukštesnio apsukų jau, nu žodžiu, visokių buvo dar niuansų. Dabar tarpinė solid, galva nebekyla, degalų slėgis iki pat redline, kaip įkaltos 2100 barų, tai automatiškai neilgėja išpurškimo laikas, geriau ten sudega tie degalai ir panašiai, ir neprarandame tos galios toj vietai. O šiaip, nežinau, lekia viskas zaibis, smagiai. Nėra nei to lago kažkokio kosminio su ta turbina, nei dar kažkokių kitų niuansų, problemų. Kol kas labai esu patenkintas, tik tais va dabar sakau, reikia tą redline pabandyti pasimažint nuo 5,5 štukos iki 5 ir prasitestuoti tada su flat shiftais ir turėtų, manau, būti way more faster, nes kaip prieš tai matavau 4-5 su senesniu to varikliu savo prieš tai, kur turėjau ir kur suvažiavau su BIM ir Tūlo 829 berods laiką, tai kai ne flat shiftinau, tai realiai ant pusės sekundės važiavau lėčiau, nors aš tą powerą tikrai greit perjungiu, bet vis tiek, kadangi atleidė gazą, tai nukerta degalus ir turbina praranda energiją ir jinai vėl turi iš naujo užsipūst, kad tą pilną galę turėt, tai automatiškai prarandi nemažai laiko. O kai tu flat shiftinė ir jungi powerą neatleidęs gazą, tai tiesiog kaip ir neprarandi to būsto ir tu vos tik atleidai sankabą, jinai iškart realiai pilnu pajėgumo vėl važiuoja. Ir ant pats sėdėdamas tu nejauti skirtumo, kaip tu jungi tą powerą, ta prasme, iš to užsipūtimo, bet ant laiko tai labai pasimato. Ir aišku, mašinai nėra gal labai sveika tas toksai jungimas neatleidus gazo, bet kadangi tu jungi prie redline, realiai tą powerą, tai kaip ir neužkyla apsukos daugiau negu turėtume, nes dabar, tarkim, jeigu ant pilno gazo aš numinčiau sankabą, tai jinai, apsukos aukštai pakilta. Tai realiai gaunas vos ne kaip paprastas pavaros jungimas, tik tais, kad neprarandi būsto ir tam visam drivetrainui kažkokios tai apkrovos papildomos didesnės ten tikrai nėra, kad sudaro. Nu, aišku, didesnė jinai, bet ne kosmiškai ten, kad joblintų ir sulaužytų kažką, tai bent jau ant flat shiftų kol kas dar nieks nesulaužo, nenoriu prisikalbėti. O šiaip jo, išmetimo temperatūra irgi šiek tiek didesnė negu seniau, bet 600 pound laipsnių neperlipo, kas yra visiškai saugia riba šitam varikliui, aš manau. Tai kaip ir viskas ledas, o dabar lėkiu namo ir viskas, pasibandysiu kitą dieną šitą savo sukonstruotą Frankensteiną. Pabandysim dabar 3-4 flat shiftinant, kol nelyja. Tai va čia kelias sausas kaip tik. Realiai iki pat ribotkės skaniau. Tai turėjo būti 200. Kaip ir pasiruošta paskutinė dronė, reikia tik tais langą užsidaryti šį kartą, nes sukuria bereikalingą dragą. Jieki ten tas triperis dar tebe važiuoja kažkoks, bet gal labai nepasivysim, nes tai reikia. Pasivėjom gan staigiai. Lietutis pradėjo kristo pat metu, tai jo, šiandienai užteks.
iki 200. Na tai pavyko iš tikrųjų dar greičiau subėgėti, o paskutinis ranas 8,22 sekundės, labai priklauso ties kurią vietą jungi tą powerą, tai kaip ir reikėtų čia daugiau tų bandymų pasidaryti, kad atrastą sweet spotą, bet sakau, aš ten kažkokiose varžybose nedalyvauju, su niekom nesivaržau, apart su savo senų laiko, tai man ten tos kelios tūkstančiosios, kad pasigerins, man ten kaip ir nėra skirtumo ir dėl to ten bereikalo laužyti automobilį. Back to back irgi kaip ir nėra prasmės. Lekia labai smagiai, kaip ir reikėtų didesnį interkulerį, ar jį atidengti, ten prigręžti kelių į bumperį ar panašiai, kad daugiau oro gautų, ar padaryti, kad purkštų vandenį ant jo, ar kokį ventiliatorių pastatyti, bet aš jau ten nenoriu užsiimti tokiais drakoninimais. Nu, vanduo dar pofik, bet ten gręžiot kelių tai tikrai nenoriu. Tai jo, tai vat, jeigu kažkas norit irgi pasimapinti savo ar dizeliuką, ar benzą, ar ten kažkokį projektėlį, tai vat, galit parašyti draugai, kuris užsimato, tai vat, paliksiu čia vat, kažkur, matot Instagramo viršuje, ar apačioje, ar description'e, ar visur. Tai kainos nesikandžia, žmogus tikrai normaliai padaro pagal jūsų norus viską ir pagal protą. Jeigu galvojat, kad ten gal geriau užpūs daugiau, bet jisai žino, kad taip nedaryti, tai jisai jums pasakys ir nepridarys, kaip sakoma, beleko. Tai vat, jeigu kažkam reikia, parašykit, pasižiūrėkit. Mano kol kas lekia viskas tvarkoj. Daryti ir tas programas ir pagal savo kažkokius pageidavimus ir nuotoliu ir į vietą galima atvažiuoti, kad pamapintų. Ir Andinas stendo, man atrodo, galima susitart, kad išeitų paprogramuoti. Nu, žodžiu, ten jau reikėtų su juo susirašyti ir susiderinti visas tas smulkmenas. Tai vat, smagiai lekia, smagiai, patenkintas. Beveik pavyko. Tokias 2 litrai. Čia irgi 2 litrai, bet 1,8, tipo, tas silpnesnis. Nu, tas silpnesnis, tipo. Kem6 vėl stovi garaže ir dar su tokia modifikacija, tai reiškia, kad kažkas užlinko. Bet šį kartą ne variklis, o užlinko siurblys. Tai dabar pasidiagnozavau ten vietai, siurblis ravė pareina, bet siurblys nesisuka. Smūgis iš plaktuko irgi nepadėjo atsigauti, tai teko parstemti Kem6. Ir nusipirkau dabar jau originalų bošinį siurblį. Su tais kinietiškais daugiau nebežaisiu, nes, nu, ta prasme, vieni lekia be problemų, kitiems nepasiseka. Man dažniausiai nepasiseka su niekom, tai neišimtis ir šį kartą. Ten mašinai yra šito siurblio senesnės versijos kopija įdėta, tai čia tipo naujesnė versija, kiek skaičiau, tėliau dirba ir panašiai, tai įdėsim, bus matyti, čia dar kažkokį turi, čia tokį netgi judantį plasmasinę dalis. Tai va, sudėjau siurblį čikodukus, jeigu kažkas norėsit, tai dar kas per prikolas buvo, tai ir štuceriukai šitie skyrės, tai reikėjo varyti kitus nusipirkti. Ir čia, kaip matot, minusas yra planesnis, pliusas storesnis, tai ant to siurblio atvirkščiai, tai dar reikėjo vieną tą terminalą pakeisti storesnę. Tai va, šitas gaidžiukas numirė, dar pabandžiau nuo 18 voltų baterijos susižadinti pliusą su minusu ir atvirkščiai, jokių garsų neskleidžia. Tai įdėjau dabar tą kitą, tai čiūvas ant tiek tylus, kad realiai net nesigirdi beveik. Nu, užsipumpuoja ir iškart realiai nutyla. Ant užvesto automobilio net nesigirdi. Tai dirba žymiai tyliau negu tas kinietis. Tai, kiek žinau, ta originali siurblio versija irgi yra ganėtinai garsi, bet čia jau yra atnaujinta. Nu, ten, kur dabar įdėjau. Tai kiek skaičiau, kad tylesnė, tai panašu, kad taip ir yra. Dabar būtų prikolas, jeigu jinai slėgio nelaikytų tiek, kiek reikia, bet manau, turėtų laikyti, viskas čia turėtų būti gerai. Dar iš garažo nespėjau išvažiuoti, o jau kraunos mantą, nes rytoj išvarau į kelionę su šito daiktu, tai apie 3000 km kelionę pirmyn atgal gausis, 1500 į vieną galą, 1500 į kitą. Tai nežinau, gal kažką pafilmuosiu ir tikiuosi kažką gražaus, o ne kaip remontuoju Kem6 kažkur autostradai pakeliai. Pasėmiau dar papildomų ten įrankių visokių, skysčių, padangų slėgį reikės pasižiūrėti. Šiaip važinėjau su 2 barą, bet dabar ilgesnį kelionę jaučiu šausim 2,5 kokią į padangas, nes sukibimo nereikia, biškai geresnis ir degalų suvartojimas bus mažesnis.
Ir jo, kadangi prisikraus biškį automobilis, šiaip dviesi važiuosim, tai daug svorio nebus, bet dar daiktų papildomai įsidėjo visokių, tai realiai kaip 3-4 žmonės vis tiek vos negausis, nu, ne 4, gal 3. Nu, žiūrėsim, kaip čia seksis, galėčiau su kažkuo patikimesniu važiuoti, bet taip neįdomi. You consider yourself a good photographer, so, you know, yourself as you wish. Just be careful to the left spectrum. Stau. Ačiū. Nu, dar biškį palipėjom. Ką tik valgiam. Nelabai čia matas per mano tą kamerą. Bet ten, prie to akmens ant soliuko, ką tik valgiam. O dabar jau visai nemažai jaučiu, nežinau, čia debesis ar barūkas kažkoks, bet galimai debesis, nes kiti labai žemai skraida. Prieis? Alį ant viršaus. Čia gali kopt su tais karabinais. Stačiai. Neįsivaizduoju, kaip čia reiktų užlipti su karabinais. Nu čia ir šlapia, ir slidu. Nes nuo uolų kranta lašai. Tai čia jau pasislėpiam. Bet vaizdeliai tai kosminiai. Ja, prašiai reinu. Svarbu neiškrist kažkur, nesudript. Kaip jie padarė MPM7 iš šito. Nu, čia jau ir vėjas biškai pačia. Bet realiai, va, kiek supilom nuo akmens jau. Čia kaip atskaitos taškas. Realiai tai labai greit lipas. Nu, dar tik pradėjom lipt žemyn. Bet realiai yra gan sunku lipt, va ten, kur yra ta kelias ir ten va tas skardis, matos, tai realiai tik tais ten prasidės jau tas sudėtingas lipimas žemyn, kur bus statu. O jausmas lipant žemyn, tai panašiai kaip po kojų dienos laiptais lipt žemyn, tai yra sunkiau negu lipti viršų iš tikrųjų. Nu, po kojų dienos laiptais. Šį čia, svarbu nenusijoblint. Kažkokius haikinimo batus nusipirkau pigius, bet šiaip patogus. Kojas nenustryniau kol kas, tai. Nu, nežinau, čia gal 10 minučių. Tai tiek gal netrukom. Jau matos akmuo su soliuku. Tai nežinau, dar kažkiek palipsim žemyn, susirasim kokį spatuką, kur nepučia vėjas. Užkast biškį. Galės įdėti toliau, nes šiaip va treilai matosi. Čia yra treilas ir ten yra treilas.
Tai mes atėjom pra čia, bet kaip matau, galima ir per ten eiti. Nes tą kalną galima čia iš daug kur lipti. Čia esam iš Slovakijos pusės. Dažniausiai visi iš Zakopanę varo, bet čia bent jau žmonių nėra daug. Tai aš nemėgėjęs, kur daug žmonių, kur minios, to labiau rugsėjo mėnesis. Tai vaikučiams, pavirutėms į mokyklą, automatiškai mažiau kas varo atostogauti. Ir oras, temini žiauriai, koksai 19, 18, 20 laipsnių, taip, tarpas keičias, tai aфиgenai, nėra per karštą, lipti yra idealiai. Ir vėja nėra visiškai taip. Žiauriai geras oras. Jo, tai mūsų pro šitą visą tą kelią, bim bam, o ten palei ežerą, bim bam, ir ten belia kaip toli dar. Buvo pirmas kelionės monsteriukas, nulipant. Paskutiniai žingsniai realiai. Oras pasakiškas, rugsėjo mėnesis. Saulė šviečia, kokie 2-2 laipsniai dabar, vėjo nėra. Žiauriai, aфиgenai, lipt žemyn, iš vis nekaršta. Lipti viršų biškai karštoko būtų buvę, bet dabar pats tas, nes ryte, kadangi lipom, buvo vėsiau. Dabar aфиgenai, liko realiai apie 100 metrų skilimo, tai čia gal koks pusę kilometro. Ir būsim pabaigę haiką šios dienos. Tai kažkas apie 16-17 km gavos pirmyn atgal. Ir 2 km virš jūros sukėlimą, iš kurių 1 km užlipom patys. Tai kilometrą realiai su mašiną užvažiavom ir dar kilometrą pėsčiom. Tai kilometras tačiai realiai užlipom per 8 kilus kažkur. Viskas. Nulipom. 100 metrų kaip mašina. Ir to į Zakopanę. Zakopanę užsikėlėm į viršų. Tokias kažkas. Tai žmonių gerokai daugiau. Iš karto užknisa. Bet patys nekopėm į kalną, tiesiog užsikėlėm. Po 3-5 eurus bilietas kažkur tai. Visai normaliai. Pamiršau pasimėksinti su maikė ir šortais ir 2 km aukštį, bet geras oras nėra vėjo. Bet čia galima užlipti ir šiaip užhaikinti iš apačios. Tai kaip ir suprantu, eina beveik iki po ten tos viršūnės neit. Gal ne, iki ten gal eina, bet kažkur eina. Tai va, čia tiek žmonių, ten tiek žmonių. Žymiai labiau lankoma vieta. Vaizdai tai visur gražus. Tai kaip ir nėra skirtumo, kur varai. Bet jo, Slovakija labiau užskaitau. Slovakija irgi galima lygiai ir užsikelti tą kalną. Tik kad brangiau berods buvo. Nu, jau po 4, 3, 7. Tai
realiai tą pačią dieną iškart ir išvažiavom po tos Zakopanės, apie kokią 4 valandą, bet ten ar kamščiai, žodžiu, kokią valandą laiko prasidėjo. Tai jo, realiai 2,5 kilometrų ir kem 6 grįžo namo, atlaikė. Tai labai nice. Reikės galvoti kažkur kitur dar palėkti, kada nors kitais metais gal.